Nauja Saharavių politinė jėga bando įsiveržti į vieną iš ilgiausiai trunkančių Šiaurės Afrikos konfliktų – Saharavių taikos judėjimas. Teigiama, kad judėjimas baigė susitikimus Niujorke su jungtinių tautų diplomatais, įskaitant JAV ir Prancūzijos atstovybės, pristatydamas save kaip pragmatišką alternatyvą Polisario frontui. Grupė teigia siekianti derybomis pagristo sprendimo, politinio pliuralizmo ir dešimtmečius trunkančios aklavietės Vakarų Saharoje pabaigos. Didysis klausimas, ar tai tikras diplomatinis proveržis, ar dar vienas šio konflikto aspektas, kurį jau formuoja Marokas, Alžyras ir konkuruojančios atstovavimo pretenzijos. Daugiau aptarti dabar prisijungia daktaras Mohamedas Čitu, politinis analitikas ir vyresnysis profesorius Rabato universitete. Daktare Čitu, ačiū, kad šiandien esate su mumis i24 News English laidoje. Ladžio, Saharavių taikos judėjimas pristato save kaip trečiąjį kelią tarp Maroko ir Polisario. Bet kaip būtent? Ar jie iš tikrųjų gali būti tarsi tarpinis variantas, taip sakant? Na, manau, jų filosofija daugeliu atžvilgių yra tikrai labai įdomi, nes jie atskiria Polisario frontą nuo tos idėjos, kurią jis nešė nuo 1973 metų, kad tai vienintelė šių Saharavių žmonių atstovė. Dabar yra kita grupė, kuri atstovauja Saharavių žmonėms. Ir ši grupė nori taikos. Ir manau, kad jie, vadovaudomisi savo filosofiją, politinę filosofiją, gali tapti tai žmonėmis, kurie ateityje valdys Saharos autonominį regioną. Jei derybos su šia grupe ir kitais žmonėmis regione vyks labai sėkmingai, manau, kad jie šiandien yra labai svarbus šios problemos elementas, dėlionės dalis ir naujas sprendimas Saharos situacijai. Ir iš tiesų daug vilčių dedu į Maroko 2007 metais pristatytą autonomijos planą. Na, JAV ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Voltsas po susitikimo socialiniuose tinkluose parašė, kad buvo puiku juos sutikti ir pabrėžė, jog Saharavių balsai yra pasiryžę taikai ir pasaulis turėtų juos išgirsti. Tai gana stipri žinia, sklindanti iš JAV ambasadoriaus Jungtinėse tautose. Kodėl tarptautinės organizacijos, tokios kaip tie, gali būti labiau linkusios bendradarbiauti su Saharavių taikos judėjimu, o ne su Polisario frontu? Na, parama, kurią jie gavo iš Amerikos delegacijos Jungtinėse tautose ir taip pat iš prancūzų, jie susitiko su Prancūzijos ambasadoriumi, reiškia, kad vakarų šalis, kurios remia Maroko autonomijos planą, šiame judėjime mato labai gerą išeitį iš aklavietės. Tai atspindi dabartinę situaciją ir iš tikrųjų yra sprendimas, kuris vestų prie Maroko pateikto autonomijos plano. Taigi, manau, kad tai yra labai geras kelias, trečiasis kelias, kaip jau minėjom, ir tai bus labai geras sprendimas Saharos ateičiai ir Saharavių tautai, nes tai tinkamai atstovaus Saharavių tautai ir atitiks Maroko žmonių autonomijos plano reikalavimus. Kaip Alžyras vertina šio alternatyvaus Saharavių balso iškilimą? Na, Alžyras atmes šią alternatyvą, nes Alžyras nuo pat pradžių, nuo 1975 metų sukūrė Polisario. Ir nuo tada, žinote, finansavo ginklus, viską, Polisario diplomatiją. Taigi, jei atsirastų trečias kelias, tai reikštų Alžyro nesėkmę, kuris nuo 1975 metų išleido apie 70 milijardų dolerių. Ir jie akivaizdžiai nenorėtų trečio kelio, kuris atitiktų Maroko ir vakarų taikos reikalavimus ir galėtų lemti autonomijos plano įgyvendinimą Saharoje. Taigi, manau, kad Alžyras to nepalaikytų. Tačiau akivaizdu, kad jie neturi daug pasirinkimų esamoje situacijoje, nes vakarų šalis palaiko Maroką, palaiko autonomiją ir palaiko trečiąjį kelią. Kaip Jūs matote šį judėjimą, kurį grupė ką tik subūrė Jungtinėse valstijose, iš tikrųjų virstanti realiais pokyčiais vietoje? Ir kaip greitai galime tikėtis pamatyti kai kuriuos iš tų realių pokyčių? Na, pokyčiai gali būti netokie greiti, kaip visi tikimės, žinote, bet manau, kad prireiks šiek tiek laiko, kol Polisario, alžyriečiai ir likęs pasaulis priims trečiąjį kelią, kurį siūlo ši MCP grupė.
Bet manau, kad tai gera pradžia ateičiai, autonomijos planui ir sprendimui dėl Sacharos, kurio jau daugiau nei 50 metų nepavyksta rasti. Daktarė Mohamedai Šato, labai malonu, kad šiandien esate su mumis per i24 News English. Ačiū, kad pasidalijote savo įžvalgomis. Ačiū, kad pakvietėt mane.